Sveiki, šiandien apžvelgsime kopijavimo metodus, ką kiekvienas reiškia. Taigi pradedam. Pasižymėjus mūsų objektą, pats paprasčiausias būdas kopijuoti yra paspausti dešinį pelės mygtuką ir clone arba pasirinkti bet kokį select move, select rotate ar select and uniform scale įrankį ir palaikant shift mygtuką tiesiog stumti objektą į šoną ir jis bus automatiškai klonuojamas, o kai tik atleisime mūsų kairį pelės mygtuką, mums išmes lentelę. Šioje lentelėje matome kelis pasirinkimus, galima iš karto parinkti kelias kopijas, pervadinti savo naują objektą, bet jam automatiškai yra sukuriamas naujas vardas ir 3 kopijavimo būdai. Pirmas yra kopijuoti, kuris sukuria naują individualų objektą, kuris yra visiškai skirtingas nei šis. Jį galime didinti, mažinti, o mūsų originalusis nebus įtakotas, taip pat jam galima uždėti įvairius modifikatorius. Jeigu mes pasirinksime instance, šie du objektai bus labai susiję, jeigu vieną ilginsime, jie abu ilgės. Aukštis, plotis juos abu įtakos, nesvarbu, kurį didinsime, tačiau jų neįtakoja sukinėjimasis ir taip pat scale įrankis. Na ir paskutinis yra reference. Reference kuom yra ypatingas, tai šie du objektai yra panašus kaip ir su instance. Tiesiog jiem galima uždėti atskirus modifierius. Pavyzdžiui, uždėkime melt ir mes galime mūsų objektą konfigūruoti, o šis originalus nebus įtakotas. Tik mūsų nukopijuotam objektui galime dėti papildomus modifikatorius, todėl kad jis yra panašus į mūsų originalų. Ką keičiame originaliam, pavyzdžiui, uždedame skew modifikatorių, automatiškai bus keičiamas ir mūsų klonuotas. Todėl tik klonuoti objektai gali turėti papildomus modifikatorius. Ir kaip matome dabar mus skiria eilutė. Melt yra šito, o skew yra jų abiejų modifikatorius.